Na, o šis siužetas apie mūsų imuniteto priešus. Pasižiūrėję jį, jūs galėsite pasitikrinti, ar jie aktualūs jūsų sveikatai. Visi žinome, jog nusilpęs imunitetas yra visų ligų pradžios priežastis. Tad pažiūrėkime ir pradėkime skaičiuoti. Kai namuose krykštauja maža gyvybė, pagrindinis šeimos rūpestis, kaip ją apsaugoti nuo negatyvių šalutinių faktorių, pavyzdžiui, peršalimo. Ši mama žino, kad pirmiausia reikia pradėti nuo savęs, tai yra stiprinti savo imuninę sistemą, kad atsilaikytų prieš ligas, kurias labai lengva perduoti visiems namiškiams. Su imuniteto priešais kovoja ne tik mamos ar tėčiai, bet visi, kurie nenori, kad įprasta dienotvarkė sudrumstų neplanuotas ir priverstinis lovos režimas. Norint stiprinti imunitetą, pirmiausia reikia pažinti jo priešus. Ne iš eilės apžvelkime 10 pagrindinių imuniteto priešų. Pirmiausia, prastos kokybės maistas. Močiutės ir seneliai gyveno geresnėse ekologinėse sąlygose, valgė sveikesnį maistą, todėl neperšaldavo nuo pirmo vėjo gūsio. Nesubalansuota nereguliari mityba prisideda prie vis labiau augančios problemos antsvorio, o tai irgi kenkia imuniniai sistemai. Yra žinoma, kad nutukę žmonės serga dažniau ir ilgiau. Trečias imuninės sistemos priešas – gazuoti gėrimai. Viena porcija saldaus gazuoto gėrimo kuriam laikui imunitetą sumažina 30%. Kai kurios imuninės sistemos ląstelės tiesiog praranda gebėjimą atpažinti ir naikinti infekciją. Imunitetui labai kenkia nekontroliuojamas antibiotikų ir priešgrybelinių medikamentų vartojimas. Visas normas viršijantys antibiotikai jau dabar vadinami planetos nelaime. Vienas iš svarbesnių imuniteto priešų per didelis krūvis – pervargimas. Sutrikęs darbo režimas, ištisos valandos prie kompiuterio ir poilsio stoka tiesiog žudo imunitetą. Šeštas priešas – nejudrus gyvenimo būdas. Kaip teigia medikai, sustiprinti imunitetą gali padėti nesudėtingi reguliariai atliekami fiziniai pratimai. Septintas priešas – nemiga. Dažnai pasikartojantis miego sutrikimai ir dėl to atsiradęs poreikis migdomųjų vaistų vartojimui naikina imuninę sistemą. Taip pat imuniteto priešas – užteršta aplinka. Imunitetą silpnina nuodingųjų medžiagų poveikis, išmetamosios dujos, dažai, naftos produktai. Įtakos turi ir požeminės vandens srovės, magnetiniai laukai, elektros srovės ir panašiai. Imunitetą silpnina ir alkoholis bei rūkymas. Kiekviena alkoholio ir cigarečių dozė mažina su infekcijomis kovojančių ląstelių kiekį. Paskutinis, tačiau vienas iš svarbiausių ir dėja niekaip neatsikratomų imuniteto priešų – stresas. Nesutarimai, nuolatinė įtampa, nerimas pažeidžia imunitetą. Kovojant su 10 minėtų imuniteto priešų, kaip pagalba gali būti maisto papildas Imunital. Imunital, skirtingai nuo konkurentų, tai nėra vitaminai su ežiuole, bet ežiuolės ir debesylo ekstraktai su vitaminu C. Ežiuolė vienas seniausiai tyrinėjimų augalų imunitetui stiprinti. Tai amerikiečių labai daug studijų, dėl to, kad galų gale Šiaurės Amerikos augalas ir iš ten jis atėjęs ir į Europą, ir į kitus kraštus, nes Lietuvoje mes auginame ežiuolę. Tai augalas, kuris labai įtakoja net ir medikų požiūrį augalus. Tai reiškia, kad gali pakeisti net sintetinius cheminius preparatus. Ypatingai tie, kurie veikia į kraują, stiprinančiai veikia į kraują. Ką reiškia stiprinančiai, tai iš tikrųjų detoksikuojantis veikimas. Būtent ežiuolę reikėtų vartoti iki 10 savaičių, net yra tokios studijos. Mažiausiai reiškia nors 30 dienų, kad vartoti. Ir ilgai vartojant, kai kuriems žmonėms ežiuolė turi ir pašalinį poveikį, kas atrasta ir studijose. Ypatingai smulkiam žmogui, sudžiūvusiam, šaltų kojų, šaltų rankų. Todėl, reiškia, pridedama didysis debesylas, jo šaknis, vėlgi čia šaknis. Ir pridėjus debesilą mes iš tikrųjų apsisaugom nuo to blogojo ežiuolės veikimo, kada ilgai vartojama, dar kartą kartuoju, kada ilgai vartojama, o ne trumpą laiko tarpą. Ir tokiu būdu dar papildoma poveikį į plaučių sistemą, nes debesilas yra žymiausias, reiškia, kinų medicino augalas, kaip vadinamas plaučių tonikas, atstatantis, atjauninantis plaučių audinį. Maisto papildo Imunital veikliosios medžiagos padeda palaikyti imunitetą. Ypač rekomenduojamas pavartoti prieš gripo protrūkius, prasidedant pavasariui, kai nusilpsta imunitetas. Imunital rasite visose Lietuvos vaistinėse, o kovo mėnesį Camellia vaistinėse Imunital galite įsigyti net su 25% nuolaida.